Suvokimas apie tai, kas yra meilė, plečiasi ir tinka mums sąmoninėti. Tampam brandesniais, jei mums šis kelias prasideda ir baigėsi karštu ir visapimančių troškimų būti mylimiems. Kitiems prasidėjęs, nepasotinamų meilės akių baigėsi suvokimu, kad nėra didesnės laimės, kaip turėti galimybę dovanoti savo meilę kitam. Ieškodami meilės anksčiau ar vėliau, suvokiame, kad patys esame toji meilė, kad jos nereikia ieškoti, ją reikia būti. Plėskime savo ribą, savo suvokimą, bei savo gebėjimą mylėti. Nepamirškite, jog poelgis tai meilė, tapusi regima, o jei mylėdami tikimės už tai kažką gauti mainais, nevadinkime to meilę. Mylėti pačiam yra vienintelis būdas būti laimingam. Jūs gali mylėti, kas tik nori, taip stipriai kaip tik išgali, tačiau padaryti laimingais jūs gali tik iš jūsų pačių sklindanti meilė. Mylėkite save, aplinkinius, gyvenimą. Mylėkite visą savo patirtis, tą, kurių nebūtumėte tuo, kas šiandien esate. Jei laukite savo žmogaus, nepamirškite, kad tik džiugi širdis pritraukia džiugius įvykius. Neieškokite pusų tuščių puselių, o tuomet stebėkite, kaip suveikia širdies magnetas. Tai viskas, prie ko jūs prisiliesite savo gyvenime, būna persmelkta meilės dvasia. Viskas tik iš meilės, su meilė ir vardan meilės. Plėskime savo ribą, savo suvokimą, bei savo gebėjimą mylėti. Nepamirškite, jog poelgis tai meilė, tapusi regima, o jei mylėdami tikime